Sveiki gyvi, jūsų dėmesiu dar vienas Balžeko teniso akademijos epizodas, kuris bus visiškai kitoks nei pirmieji 3. Dėl to, kad šalia manęs 2 jaunos merginos ir mes pakalbėsime apie tai, ką Balžeko akademija davė joms, nepaisant to, kad jos pačių didžiausių aukštumų tenise nepasiekė. Eglė ir Ugnė, sakė, kaip nesupainiau, tai turbūt galim pradėti. Eglė, pradėsiu nuo tavęs. Kaip tu atsiradai Balžeko akademijoje, kodėl čia atsiradai, kiek užtrukai ir kodėl tavęs nėra tarp WTA reitinguotų merginų? Taip, tai sveiki, aš į akademiją šiaip atėjau 8 metų, pradėjau tenisą žaisti nuo 6, bet tuomet tarp tam tikrų trenerių buvo ryšių visokių, su kuriais mano tėvai susisiekė ir taip ir patekau čionai. Mes pradėjom darbą iš tikrųjų be jokių dar didelių kompleksų čionais, kurie dabar jau yra pastatyti. Pradėjom visą darbą Audėjo baldų centre, ten tuose kortuose. Ten sąlygos buvo truputį netokios. Jo, ten jos buvo visiškai netokios, tenais, prasme, lubos, nežinau, 10 metrų tik tai aukšti, mažiau turbūt. Ir nežinau, taip ir prasidėjo mūsų darbas čionais, nuo mažens labai buvau užsispyrus ir norėjau labai siekti iš tikrųjų daug tų aukštumų su tenisu, tai darbas buvo tikrai labai... Ar būdavo Audėjui draugų ir draugių? Tokių pūkuotų tai nebuvo, bet vaikučiai buvo nemažai tenais, tai šiaip darbas buvo labai linksmas nuo pat pradžių šitoje akademijoje, man labai patiko, dėl to čionais ir išlikau iki pat tol, kol jau nutraukiau iš visą pas save tenisą. Audėjas turėjo tokią savybę, kad ten žiemą buvo be proto šalta, kaip jaunai merginai net mušė noro treniruotis. Nežinau, pas mus, sakau, darbas buvo tiesiog labai linksmas, treneriai visą laiką nuo pat pradžių labai mokėjo ir užvesti ir ta prasme buvo, kad mes labiau pasijuokdavom iš visų tų sąlygų, negu kad dėl jų labai skųsdavomės ir panašiai. Ta prasme, tiesiog tas noras visas buvo per didelis, tiesiog atkreipti tai dėmesį ir darbas tiesiog niekada darbui netrukdė tos sąlygos ir jisai tiesiog tęsės visą laiką. Tu, Ugnė, kai prisijungė jau truputį geresnėm sąlygom, ne? Sakykime, taip, iš tiesų. Kaip tu čia atsiradai? Nors tenisą žaidžiau nuo 8 metų, prie akademijas prisijungiau jau vėlesniais metais, tai 15-16 ir irgi dar nebuvo jokių kompleksų ir jokių podcast'o epizodų tais laikais. Tai nuo to laiko ir labai myliu sportą čia, dėl įvairių priežasčių. Bet tu minėjai, kad kai tu prisijungiai, tu žinojai, kad nesieksi jokių aukštumų. Taip. Koks yra skirtumas, sakykime, tu žinai Eglės variantą, kur taip. Ten kiek per savaitę valandų tekdavo atiduoti tenisui? Neįsivaizduoju, kiek valandų per savaitę, bet kiekvieną dieną, apart sekmadieniais duodavo man Remigijus pailsėt kartais, bet šiaip kiekvieną dieną po 3 valandas 2 tikrai būdavo to teniso plus fizinis. Tai tavo treniruočių krūvis mažesnis buvo, ne? Taip, tai Eglė toks ekstremas, tikrai taip. Bet ji nėra vienetinė akademijoje. Aš turiu omeny, kad ir daugiau buvo ir yra jaunų žmonių, kurie dirba ir po tas 3 valandas išvažiavę kažkur ir dar daugiau. Taip. Tai kada ateini treniruotis ne dėl rezultato, dėl ko ateini? Atėjau dėl aistros sportui. Tiesiog myliu sportą, mylėjau žaidimą komandoje, tą pozityvę aplinką, kurią čia jausdavau. Visada norėdavosi grįžti, norėdavosi tos energijos. Ir nors žaisdavau tik tais 1 valandų per savaitę, vis tiek tos emocijos likdavo tos savaitės metu. Tai žodžiu, tai buvo aistra sportui ir tiek. Galbūt jeigu būčiau mažesnio amžiaus pradėjus ir iš karto šovus į akademiją, galbūt būčiau kitoje pozicijoje. O kai esi jaunas žmogus, vis tiek, tu negalvoji apie tai, kad aš jau pavėlavau su startu, vis tiek galvoju, kad aš čia eisiu, buvo tokių minčių, kad... Pradžioj buvo ta mintis, visiems, man atrodo, sportininkam, kurie myli tam tikrą sporto šaką, yra ta kirbanti mintis, kad galbūt aš čia būčiau buvęs profesionalas, bet
kaip yra, taip yra ir paskui galbūt susitaikai su tą mintimi ir pastebi kitus tuos pliusus, sakykime. Tai man tai buvo tiesiog būdas gerai praleisti laiką su žmonėmis, kurie tarkim realizuoja kitus tavo tikslus. Tokius kaip tiesiog geras būdas pasilinksminti arenoje. Tai kad linksma, pasijuokdavom, mes ten su treneriais visą laiką būdavom geros nuotaikos ir aš nebuvau pats paklusniausias žaidėjas aikštelėj. Būdavo ten visokių ir kapriziukų ir ko tik nebūdavo. Manau, Egliai taip pat. Tai, žodžiu, tiesiog būdavo labai linksma ir norėdavosi grįžti. Gaila, kad dažniau neidavau. Kaprizai ir linksmybės skamba taip... Turi būti balansas. Jo, ar liko ryšių, sakykime, su tavo kartos tais vaikais, kur jūs kartu treniruodavotės? Su pora liko ir gera matyti, kad visgi keliai kažkada susikrosina, taip sakant, susitinki su žmonėmis ir vat, kaip su Egle šiandieną, tiesiog gera matyti, gera išlaikyti tuos santykius. Tai va. Pas tave, Egle, turbūt mažiau buvo tų komandos draugų, nes, kai ruošies profesionaliai, dažniausiai viena. Kiek tai keitė, sakykime, tuomet jaunos mergaitės tą psichologinę būseną? Nes psichologija tenise yra, turbūt svarbiausias dalykas. Taip, tai čia faktas, manau, pas mane, kai aš tik atėjau, pradėjau žaisti, tai nuo kokių ten 8-10 metų pas mus dar buvo tokia kaip ir mini komanda tų tokių stipresnių vaikų, tai mes buvom 4, 2 berniukai, 2 mergaitės. Arūnas pasiėmė labiau treniruoti berniukus, aš likau pas Remigijų ir po to laikui bėgant jie nusprendė kažkur išvažiuoti, kažkur pakeitė vietą, kur treniruojasi ir panašiai, tai kaip ir likau aš viena. Tai paskutinius metus, kuriuos dar praleidau čia profesionaliai sportuodama, tai būdavau viena, tiesiog su sparingu dažniausiai. Ir tikrai būdavo, kad man ir atmušdavo kažkiek motivacija tas, kad aš matydavau, kiti čionais mano bendramžiai treniruojasi kartu daugiau, jie ir linksmai praleidžia laiko. Tai man žinoma būdavo to, kad norėdavosi kažko savo amžiaus labiau negu tenais 20-mečių ir daugiau sparingų. Bet tiesiog turėjau suprast, kad tai yra man dar geriau, aš ta prasme važiuoju į turnyrus ir į visokias stovyklas, kur aš pasižaidžiu su savo amžiaus vaikais, kad tos pačios patirties gauti ir panašiai, o visas darbas vyksta mano trenerio ir sparingo pagrinde, tai aš tą supratau ir man nebuvo labai, kad tai daug įtakos darytų. Su Remigijum nėra labai lengva dirbti? Ne, su Remigijum iš tikrųjų labai lengva dirbti, jisai... Man Remigijus turėjo vieną didžiausią įtakų apskritai mano gyvenime, ne tik kaip teniso žaidėjai, bet kaip asmenybė ir viskam, tai tikrai nėra su juo sunku, ypač man nėra sunku, kai nuo pat mažens aš su juo tik tai ir dirbu, tai man tikrai aš žinau kiekvieną dieną su kokia veido išraiška aš jį pamatau, aš žinau kaip jis elgsis, aš žinau kokia jo nuotaika, aš žinau, ta prasme man tai jau tikrai nebuvo sunku ir mūsų darbas buvo labai profesionalus tikrai tai. Ugnė sakė, kad kaprizinga buvo, kaip tu save prisimeni? Aš buvau galbūt ne tiek kaprizinga, kiek jautri. Mergaitiška. Jo, tokia mergaitiška ir jautri. Man labai emocinga buvau. Man kiekvienas galbūt pralaimėtas mačas ar pralaimėtas kad ir taškas, jisai mane labai valdydavo, ta prasme, psichologiškai, dėl to man būdavo ir sunkiau tam tikrus mačus laimėti ar tęsti savo gerą žaidimą, dėl to buvo dirbama ir su sporto psichologu ir laikui bėgant man labai tai padėjo ir buvo tiesiog išaugti iš tų visokių ir kaprizų ir labai emocionalių reakcijų teniso aikšteliai. Kai prasidėjo pirmieji turnyrai, didesni turnyrai su stipriais varžovais, kai čia Lietuvoje nėra tų varžovų, sakykime, ir čia išvažiuoji į Latviją kokią ir atsiranda tie stiprus varžovai. Kaip jauną žmogų, kokią įtaką daro tai, kad, vis tiek aš įsivaizduoju, tu čia galvoji, kad aš esu labai gera, nes čia Lietuvoje nieks negali veikti, tik kerti sieną, žiūri, kad ten irgi yra tų gerų žaidėjų. Iš esmės, man Remigijus nelabai leisdavo dėl šitos priežasties žaisti Lietuvoje turnyrų, nes mes matėm visą tą situaciją iš šono, kad šiandien lygio, ta prasme, bent jau tuo metu tikrai nebuvo kažkokio labai gero, tai buvo, ta prasme, keletą žaidėjų, su kuriais tikrai būdavo smagu ir gerai pasižaisti, bet pagrinde,
kažkokios patirties, kad labai įgyti važinėjant į turnyrus aplink Lietuvą tiesiog negalėjai, tai mes ir buvom atsisakę tų turnyrų Lietuvoje ir jie visi pas mane buvo nuo pat mažo amžiaus ir Ispanijoje, Čekijoje aplinkui, net ir į Latviją ir Estiją stengdavomės kažkiek vengti šitų šalių. Aišku, ten jeigu būdavo turnyrai ir būdavo patogu jos nuvažiuoti, tai žinoma, vykdavome tenai, bet apskritai ta prasme būdavo renkamos šalis, kuriuose tikrai tenisas yra labai pažengęs. Tarp Ispanijos buvo bent jau vienas kartas, kiek atsimenu, į Rafaelio Nadalio akademiją, ar ne? Ką duoda jaunam žmogui tokios išvykos? Tai aš labai gerai pamenu kelionę mūsų į Nadalio akademiją. Mes keliavom su Arūnu ir buvo dar toks vienas berniukas ir mergaitė viena. Tai iš tikrųjų kelionė buvo apskritai labai smagi man kaip vaikui, ta prasme, žiauriai daug teigiamų emocijų kėlė visas šitas dalykas ir aš manau, kaip nuo pat mažens patyriau daug daugiau visokių smagių išvykų ir panašiai negu mano kiti bendramžiai, kas man davė tiesiog labai daug patirties kaip asmenybė visų pirma. Ir pats turnyras, man atsimenu, buvo tikrai labai pasisekęs, buvo mano pirmi mačai, kur aš labai ir savo charakterį parodžiau, kur laimėjau ir iš 3 setų ir panašiai, tai patirties man davė tikrai labai geros ir daug tenai, aš labai ir išdrąsėjau ir tada ir Nadalį sutikom ir ta prasme labai tokios, labai gera prisiminti apie visus tos prisiminimus, tai tikrai tenais patirtis ir viskas, ką mačiau ir kiti žaidėjai, tikrai įspūdinga buvo ir labai toks buvo pradinis taškas, kai pradėjau jau kilti ir važinė daugiau visur. Ką, Ugne, tu atsimeni tokio irgi įspūdingesnio už aikštelės ribos? Taip, beje, labai gražiai Eglė pašnekėjo, toks emocionalu netgi. Galbūt už aikštelės ribos aš prisimenu galimybę, kurią gavau būtent akademijos dėka. Ir tai buvo pirmasis mano darbas. Tai čia yra didžiulė patirtis man kaip jaunam žmogui. Mes dar prie to prieisim, bet dabar galbūt aš bandžiau vesti į tą stovyklų laiką, į pasibuvimą kartu. Kokios tos stovyklos būdavo? Stovyklos, fainos, labai faina. Susipažindavau su labai daug žmonių tų stovyklų metu. Tuo metu viskas vykdavo Alaušė, ten daug teniso aikštelių, daug gyvenamo ploto, labai daug vaikų ir kas dar? Tai buvau prisijungusi į stovyklą, labai patiko, sakau, man tas socialumo aspektas yra labai labai svarbus, todėl nes tu ne tik tobulėjai, ta prasme, sportinė prasme, bet ir tavo įgūdžiai tobulėja, tu augi kaip žmogus, tai galbūt tos stovyklos prisidėjo prie mano to, nežinau, socialumo. Dabar gailiuosi, galbūt reikėjo prie daugiau prisijungti. Tai va, toks paskatinimas. Niekada nereikia gailėtis to, ko nebuvo. Na, čia tokia labiau gal realizacija, kad tikrai atsimenu pirtyse labai daug laiko praleisdavom, maudydavomės ežere, ten ir skaniai labai maitindavomės. O ką, tu, Eglė, iš to laiko prisimeni? Pas mane netiek būdavo linksmybių tose stovyklose. Kitoks. Jo, mane Remigijus palikdavo ir jo, kai būdavo grupinės treniruotės, aš dažniausiai likdavau dar po jų kokį valandai padirbėti, maudytis, nes su vaikais visais eidavau, su Remigijum, nes laikai nesutapdavo. Atsimenu, rytinės mankštas kiekvieną rytą visokius važiuodavom ir kadangi Alaušo pačiam tam komplekse yra tik tai žolės kortai, tai važiuodavom ir pačią Uteną ant grunto treniruotis tenais. Ta prasme, buvo, dabar prisiminus, ta prasme, aš labai labai pasilgau tų stovyklų. Iš tikrųjų atmosfera ir visos emocijos tenai ir disciplina, manau, labiausiai apibūdintų mano tą praleistą laiką stovyklose, nes jinai tikrai turėdavo būti labai 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 didelė ir labai tokia didelė koncentracija sportui būtent, bet visi tie linksmumai, kuriuos
kuriuos gaudavai po treniruočių ir po visko labai atsipirkdavo ir būdavo toks labai geras balansas tarp visko. Tai man iš tikrųjų nuo Alaušo stovyklos vienas mėgstamiausių apskritai iš vaikystės prisiminimų ir labai gera apie tai visą pagalvoti. Okay. Nu, Ugne, pirmas darbas, ne? Užsiminiai, pati sugalvojai ar ne? Pristatyk jį, ką tu čia darėjai? Ten toks buvo miksas, sakykime, labai ryškiai atsimenu tą dieną, tiesiog kai atėjau į treniruotę Arūno. Kiek tau metų buvo? 16, 17. Nu, tai jau, sakykime... Taip. Tai, žodžiu, atsimenu, atėjau į treniruotę su Arūnu ir irgi buvo viena iš tokių intensyvesnių treniruočių fiziškai. Ir Arūnas taip pašnibždėjo, Ugne, gal paskui pasilik po treniruotės. Galvoju, gal prisidirbau kažką. Gerai, pasilikau ir tada ir prasidėjo, kad toks pasiūlymas, gal čia norėtum prisidėti prie, tarkime, to inventoriaus pardavinėjimo Dunlopo. Taip ir viskas prasidėjo ir nuo tos tokios mažesnės idėjos viskas išaugo į pardavimus renginiuose, paskui pardavimus per kitais būdais. Nu, bet atsimink, taip plačiau, pati pradžia vis tiek 16 metų, kur dar galvoj vėjų nemažai, tai išgirdai idėją, iškart sakai, okei. Taip, buvau tikrai... Žinojai, ko įmies ar ne? Ne, tikrai šitą skonį neslėpsiu, visada buvau toks žmogus, kad tiesiog imsiu ir padarysiu, o paskui žiūrėsim, kas bus. Tiesiog tokia mano filosofija. Tai taip, tiesiog taip išgirdau idėją, mes su Arūnu ten greitai perbėgom per detalės, galbūt tas bus, galbūt anas. Nu, tai ir kas tas ir tas? Tai tas, galbūt čia reiks parduoti renginiuose prekes, galbūt čia reiks susitikti. Bet kas tos prekes? Taip, tai galbūt papasakosiu apie tą esminę idėją. Tai žodžiu, kad tiesiog Dunlopas, kartu su Dunlopu prekiavome įvairiais teniso equipmentu. Tai kas yra marškinėliai, kepurės, raketės, kuprinės. Ir mintis buvo tiesiog, kad žmonės akademijoje ar už jos ribų galėtų naudotis kokybiška apranga ir kokybiškomis teniso prekėmis. Tai... Bet aš priminsiu, kad tuo metu akademija dar, jinai augo, taip, jinai augo, bet galbūt tame ir buvo visas iššūkis, kad, žodžiu, reikėjo ieškoti, kaip užmegzti ryšį su esamais klientais ir kaip paskui po truputį išaugti už to ribų. Tai pastebėjau čia, aišku, žiūrint į priekį jau to verslo eigoje, pastebėjau, kaip žmonės, esami klientai pradeda dalintis tą idėją ir žinutes su savo artimaisiais ir tas, žinot, snowball efektas, kai rutuliojasi ir po truputį auga. Tai tai čia galbūt tiek informacijos iš pradžios, tos idėjos pradžios ir kaip tai vystėsi. O kaip įsivaizduoju, jeigu reiktų dabar pradėti, būtų sunkiau ar tada buvo sunkiau? Ne, savaime aišku, kad tada, ką čia vaikui pasakysi, pradėk savo verslą. Tai irgi mes kartu, aišku, Arūnas buvo didžiulis mentorius, tai kartu su Arūnu mes susitikdavom, kars nuo karto aptardavom, kaip čia ką, Excelio lenteles patvarkydavom, atsimenu labai ryškiai. Tai jeigu būčiau buvusi viena, tai vėlgi būtų kitokia situacija. Bet Arūnas buvo toksai žmogus, kur tikrai pasiryžęs dirbti kartu. Tiesiog jaučiau labai daug tos tokios pasirūpinimo, palaikymo, pasirūpinimo. O iki ko tai išaugo? Taip, kada jau buvo, kada supratot, kad vertėjo to imtis? Tada, kai rezultatai pagerėjo. O jie geri buvo, ar ne? Na taip, iš ta prasme, lyginant su tuo, su kuo pradėjome, tie rezultatai bėgant laikui jie gerėjo. Žodžiu, pastebėjau, kad ir užsidirbi, kaip 17-metis pradėjai kažką jau ir užsidirbti. Ir, žodžiu, buvo laimingos visos šalis, tai ir tiek ir partneriai Dunlopas, tiek ir Baldžekas. Tai, žodžiu, buvo
dalelę laimės visiems. O dabar žiūrint iš dabartinio taško, kaip įsivaizduoji, kiek tave užaugino kaip žmogų, ta patirtis ir tas tuomet pasakymas taip? Na labai, sakyčiau, nuoširdžiai labai, todėl nes 16, kiek dabar nepamenu, ar 17 metų priimti tokį iššūkį yra didelis žingsnis ir man atrodo, va, ta galimybė tiesiog pabandyti kažką naujo ir gauti praktinės patirties. Tai labai užaugino, nes mokykloje jos buvo limituotai, tos verslumo įgūdžių irgi, ta prasme, savaime suprantama, kad verslumo įgūdžiai ateina per praktiką, per kažkokį hands-on, tai to labai trūko. Ir tiesiog šita patirtis padėjo suprasti, ką reiškia iš tiesų prisiliesti prie tos apskaitos, prisiliesti prie rinkodaros, prie tokių plačių verslo terminų. Ir galbūt tai ir siečiau tai su mano sprendimu studijuoti verslą Olandijoje. Tu, Eglė, supranti, apie ką mes čia kalbam? Taip, dar suprantu, taip. Visiškai kita perspektyva. Kada tu profesionaliai ruošiais žaisti tenisą, kaip pavykdavo suderinti su mokslais visų pirma? Aš įsivaizduoju, kad nėra lengva. Ne, visiškai nebuvo man lengva. Man dar kol buvau progimnazijai pačioj, tai aš labai šiaip daug mokydavausi ir labai norėdavau gerai mokytis ir panašiai. Tavo geri pažymiai buvo? Jo, labai. Aš dar tada progimnaziją baigiau labai gerais pažymiais, tai tada man labai sunku nebuvo, aišku, man ten būdavo, kad, nes man iš tikrųjų ir supratingi mokytojai tada pasitaikė, man ir netiek jie pykdavo, kad praleisdavau jų pamokas, leisdavo atsiskaityti vėliau daugą, nes būdavo, kad ir treniruotė būdavo man tenais nuo 7 ryto čionai, Baltikė iki po 8:15, maždaug pusę 9 jau turiu mokykloje būti, ir tada jau po mokyklos važiuoju, tai būdavo visokių tokių niuansų, arba kad tiesiog neidavau pamokas, kad važiuoti treniruotės, tai kai perėjau į gimnaziją 9 klasėje, priėmėm sprendimą pereiti į Ozo gimnaziją sportinę, tai tenai man kaip ir grafikas buvo labai gerai, nes aš važiuodavau pamokas nuo 8 iki pusės 11 maždaug ir tada man būdavo didelė pertrauka, gal 3,5-4 valandų, kai aš galėdavau važiuoti treniruotę ir tada man vėl mokslai prasidėdavo gal 2 po pietų. Ir po to vėl galėdavau vakare atvažiuoti į dar vieną tenisą ir fizinis po to. Tai man tai labai susiderino gerai tos pamokos ir sportas, kai ėjau į tą mokyklą. Tai tuomet sunkumų irgi labai daug nebuvo. Čia dar buvo laikas, kai tikėjai, kad išausi, kad būsi aukštai reitinge. Kada pradėjai galvoti, o galbūt taip ir nebus? Juk buvo toks laikas, ar ne? Jo, man tas abejonės apskritai jau ir buvo maždaug, sakyčiau, kai perėjau tą sporto mokyklą, kai jau pamačiau, kad tikrai labai daug savo gyvenimo aukoju šitam sportui ir kad ir savo edukaciją, ta prasme, labai sumažinau, man tada prasidėjo, aš šiaip buvau labai ir traumuota dažnai ir man labai daug būdavo tokių, kad aš ne tai, kad treniruojuosi, ruošiuosi sezonui, aš pastoju atsistandinėdavau nuo traumų ir man tas motyvacija tikrai... Kiek metų tau buvo tuo metu? Kokių, sakyčiau, 14. Ir man tai labai ir mušė tą motyvaciją, kad man pastoji tos traumas, pastoji pas kineziterapeutus, daktarus, tirtis ir panašiai. Negalėdavau tiesiog taip nuolankiai tęsti to darbo ir ruoštis turnyram pastoji. Tai man tos abejonės visokios prasidėjo, kai ir tų traumų padaugėjo ir kai tą mokyklą perėjau. Ir šiaip pats tas lūžis toksai, kur jau pasakiau tenisui viso gero, tai buvo... Atsimenu, nuvažiavau, čia buvo 2022 metų sausis, kai nuvažiavau į Italiją, Piatė akademiją tenais, nes jau mes nusprendėm, kad jeigu aš lieku Lietuvoje, tai aš teniso nebežaidžiu ir einu į sportą, o jeigu noriu kažką daryti su tenisu, mes jau turim Lietuvą palikti. Einu į sportą, ką reiškia? Ta prasme, jau visiškai atsiduodu tik sportui ir vadinasi, kraustomėmės į kitą šalį ir treniruojamės tenai ir darom teniso karjerą. Tai pas mane buvo toksai pasirinkimas ir
nuvažiavau į Piat akademiją Italijoje. Tenais pagyvenau savaitę laiko, visas tas grafikas, ta prasme, buvo toksai, koksai būtų buvęs visą mano laiką, kai aš ten treniruojasi. Ir man iš tikrųjų ten labai patiko, man viskas tenais buvo ir smagu, krūviai labai labai dideli buvo. Tenais, ta prasme, 2 tenisai, 2 fiziniai, dar footworkas aikšteliai. Ir po to grįžus dar gal pasitreniravau kokią savaitę ir priėmiau sprendimą, kad nenoriu visiškai mest viso savo gyvenimo dėl sporto, nes nebėra man tiek daug aistros, kai buvau mažesnė, man jisai neteikė ir tos traumos ir toksai, kad turėjau palikti savo gyvenimą 14 metų Lietuvoje ir viską atiduoti tik tais tenisui, išvažiavus gyventi į kitą šalį, nusprendžiau, kad to nenoriu ir taip ir gavos, kad tą tenisą nusprendžiau palikti. Bet tau labai aiškiai davė atsakymą į dažną klausimą, kodėl ne visada jaunimas pereina į suaugusių sportą. Taip, čianais kaip ir kiekvieno beveik istorija, tai kad... Nes patenka, aš dar atsimenu senais laikais, Remis man yra minėjęs, kada Richardas Berankis buvo ten 300, ir jis sako, tai pabandykit jūs pakilti kitų 300, suprasit, kokią milžinišką atranką turėsit įveikti. Ir aš čia kalbu ne tik apie tenisą, apskritai apie bet kurį sportą, kad jaunas gali būti gabus iki negalėjimo, bet tas perėjimas yra sudėtingas žingsnis. Taip, jisai ir yra sunkiausias, dėl to labai labai daug žaidėjų ir atkrenta, ta prasme, būtent tam amžiui, kai kurie persilaužia ir jie daina iki to viso ir po to juos per televizorių ir žiūri, o kiti palūžta ir nusprendžia eiti kitais keliais, nes dabar aš irgi labai daug žaidėjų, ta prasme, žinau, kurios buvo, topinės žaidėjos mano amžiuje, o dabar jos pasirinkusios ar Amerikoje universitetus tiesiog, ar kažkur apskritai net nebežaidžia to teniso, o yra, kaip paimkim pavyzdį, Mira Andrejeva dabar, žaisdavau su ją dabar. Nebuvo kažkokia nei elitinė, nei topinė, nei... Jinai visą laiką buvo gera žaidėja ir labai užsispyrus ir tokia labai deganti tenisu, matęs pas ją, bet jinai labai smulkutė buvo, nieks labai kažko tenais nesitikėjo, tikrai, kaip dabar mes galim matyti per teleką, ten kokius rezultatus rodo. O prieš tai jinai labai neišsiskirdavo iš kitų, ta prasme, eilinė tokia rusė mergaitė buvo. Ar yra buvę momentų, kada gailėjai savo sprendimo? Iki šiol yra dienų, kai aš gailiuosi savo sprendimą, aišku, labai įdomu visą laiką yra, kas būtų, jeigu būtų kažkas. Tai tikrai man būna tokių dar dvejonių, gal čia reikėjo pasilikti, gal dabar kaip fainai, kai, sakau, savo bendramžius pažiūriu, jie tenais jau topiniam lygyje dar kažką, bet aš pati suprantu, kad man tada taip atrodė geriausiai, galbūt taip ir, aš labai likimo apskritai tikiu, aš manau, kad viskas susiklosto taip, kaip turi susiklostyti ir aš tą ir padariau ir dabar tikrai labai, labai smagiai ir labai laimingai gyvenu ir už nieką netiduočiau tų savo teniso metų praleistų, nes manau, jie labai mane vis tiek suformavo kaip asmenybę ir aš labai nieko nesigailiu. Ugne, pagal tokį pat principą gyvenime gyveni, kad viskas turi būti taip, kaip turi būti. Taip, tikrai taip. Išskyrus tai, kad stovyklų paminėjau. Tikrai būčiau prisijungus prie daugiau. Okay, ar įsivaizduoji save, net jeigu atėjai žymiai vėliau, ar įsivaizduoji save tokiu krūviu sportuojančią, ką Eglė pasakoja? Ne, nuoširdžiai tikrai ne, nes svarbi mano gyvenimo dalis visada buvo edukacija. Aš žinojau, nuo pat mažesnių metų jau žinojau, kad tokio negalėčiau paskirti tiek daug laiko sportui. Tai labiau ieškojau balanso, toks buvo mano tikslas. Išvažiavai mokytis į užsienį, taip. Dėl ko buvo priimtas toks sprendimas? Tai nuo mažesnių metų jau pastebėjau tą savo polinkį ir meilę, tuos įgūdžius, galbūt verslumo, kur ten gatvėse pardavinėja paveikslus, žodžiu, kaimynams. Taip, aišku. Ir visokiose mugėse, mokyklose. Tai
aišku, ir akademijos, va, tas pirmasis darbas tikrai buvo dar kitoks suvokimas, kad prisidėjo prie to užtikrintumo, kad viskas, laikas imtis kažkokių veiksmų, kad būti ten, kur norėčiau būti ateityje. Tai va. Tai ir išvažiavau. Dalelė irgi buvo tokio, kur, nežinau, pažiūrėsim, kas bus. Bet vėl aš tik pasitikslinsiu, tai, ką tu čia gavai per tą savo pirmą verslą, pavadinkim, taip ir buvo, ar ne? Tau net pagelbėjo vėliau mokantis, studijuojant. Taip, tai yra įgūdžiai, praktiniai įgūdžiai, kaip ir minėjau. Tai galbūt neprisidėjo prie mano kažkokių tai pažymių universitete, bet prisidėjo prie tiesiog skill seto. Taip, būtent, kad tiesiog padeda interpretuoti dalykus kitaip. Na, tarkime, gaudavai kokią nors užduotį apskaitos kurse. Ir irgi tada jau žiūri, kaip, čia išlaidos, čia tiek užsidirbo, minusuoji. Toks yra tiesiog kitoks būdas, kitaip interpretuoji tuos mokslus. Tai manau, dalelė to tikrai pagelbėjo man matyti tuos teoretinius dalykus per praktinę prizmę. Kai dabar sugrįžti ir čia matai, kaip išaugo akademija, kaip tu jauties, kai aš nežinau, ar M7 buvai, bet kai čia užeini, kur prabėgo dalis vaikystės, koks jausmas? Gera labai, gera sugrįžti ir geriausia yra pamatyti trenerius, nes tikrai tas ryšys, kurį tu palaipsniui augini su tais metais sporto, yra gražus dalykas ir graži patirtis. Tai žodžiu, gera sugrįžti, gera matyti pažįstamus veidus, gera pamatyti šuniuką, kuris dabar neaišku kur. Tai va, šilta širdį ir labai malonu. Tai va. O kaip tu, Eglė, jauties? Tu mažiau laiko esi, kaip baigiai akademijai savo ėjimą į profesionalų sportą? Taip, bet ta prasme, aš šiandien sugrįžtu vis tiek dažnai, aš dažnai palaikau pastoviai, kad ir mokaus Anglijoje, pastoviai palaikau ryšį su Remigijum ir Arūnu ir visą laiką labai laukiama esu čianai visą laiką ir tiesiog ir dažnai aplankau ir pažaidžiu ir atvažiuoju ir važiuojam pavalgyti kartu. Ta prasme, tas ryšys niekur nedingsta su niekom čianai ir man labai gera ir matyti, kad ir vis pastoviai naujų vaikų ateina, kad čia darbas niekada nedingsta ir jisai pastoviai verda. Ir malonu man, ta prasme, tiek į M7 grįžti, tiek čionai, tiek vaikystės praleista, tai tikrai labai, labai gera grįžti ir matyti visus čionais bedirbančius. Kodėl tu išvykai į Angliją, nes aš įsivaizduoju, kad jau su tavo lygiu, kurį tu buvai pasiekus, pasiūlymų, kur studijuoti turėjai daug, ar aš klystu? Tai aš dabar išvažiavau pasibaigti mokyklos į Angliją, nes tenais ir labai teniso tokia komanda yra to koledžo gera ir nežinau, aš tiesiog man baigus tenisą, man nepatiko sėdėti čionai ir jaustis lyg aš nieko vertingo nedarau nei su savo laiku, nei su, nežinau, gyvenimu ir panašiai. Aš tiesiog, man trūko kažkokių iššūkių gyvenime, man nepatiko, kad aš per ramiai gyvenu, nes su tenisu būdavo varžybos, pastovi kažkokie nauji tikslai išsikelti, o čionais toksai buvo sėdžiu, nueinu į mokyklą ir kažkaip nieko naujo nevyksta, tai nusprendžiau, kad gal laikas man... Bet taip gyvena visi jo, vaikai. Man buvo labai nepažįstamas toksai jausmas, man labai jisai nepatiko man neįdomu buvo. Kad nenoriu kaip visi. Jo, man buvo neįdomu, aš nesupratau, ką man čia reikia daryti, aš nesijaučiau, kad tokia... Jaučiaus labai tušti tokia, ta prasme, nesupratau, ką aš čia veikiu, tai aš nusprendžiau, kad, naujas etapas dabar, gal kažką bandyti naują iššūkį išsikelti ir išvaryti gyventi kitur. Tai taip ir nusprendžiau varyti, pasibaigti tenai mokyklą, o po to su studijom žiūrėti jau, kur kelias nuves. Bet
įsivaizduoji, kad gali būti pasiūlymų, ar jų jau yra, kaip... Jo. Aš nežinau, kaip tas viskas vyksta, kol dar mokykliniam amžiui, nors va dabar jeigu galvoju apie kokius krepšininkus, kurie yra išvažiavę į Ameriką, nu, yra tikrai ne vienas pavyzdys, kada 11-okai, 12-okai išvažiuoja ir po to tęsia universitetuose. Taip, tai į Ameriką tikrai tenais tokių opcijų tikrai būtų nemažai, kur važiuoti ir tie universitetai su tenisu tikrai labai daug kur priema ir siūlo visokius ir pasiūlymus ir panašiai, bet aš pati asmeniškai kol kas bent jau, gal mano nuomonė dar keisis, bet neplanuoju Europos palikti, tai manęs kažkaip, kad trauktų tas labai tolimas užsienis, tai taip nėra ir aš kol kas tos pasiūlymus nelabai ir žiūriu ir nelabai domiuosi apie tos universitetus ir studijas Amerikoje, būtent kur yra viskas su tenisu susiję. Aš galvoju likti Europoje ir važiuoti atskirų kelių be teniso. Bet užsiminiai, kad ten yra koledže komandėlė, tai jo. Vis tiek pamušinėjai. Ne, aš tenai žaidžiu kiekvieną dieną, aš ten vis tiek, esu toj topiniai komandai, mes ir nacionalinės varžybas žaidžiam, ir ta prasme su kitais koledžiais konkuruojamės, tai tu vis tiek to varžybinio skonio kažkiek dar pajaučiu ir treniruotės kiekvieną dieną yra ir labai tikrai smagų žmonės tenais ir tie žaidėjai nėra prasto lygio, tai tikrai yra su kuo ir pažaisti, ir pamušinėti ir to teniso neapleidžiu tenai. O Ugne, tu kažką dar turi su Balžeko akademija, ar tai tik malonumą sugrįžus? Na, galbūt tie teniso įgūdžius karts nuo karto dar pritaikau pasimtus iš akademijos, bet tiesą pasakius labiau prisiminimai ir labiau tos patirtis iš praeities. O neįsivaizduoji, kad galėtum, jeigu 16-17 metų sugebėjai padaryti dalykų, kad dabar dar lengviau būtų, ypač kai viskas taip yra užaugę? Ne, tai be abejo, bet tiesiog galbūt matau tai kaip galimybę kažkam kitam prisidėti ir kažkam kitam patirti tai ir pasimti, išsinešti tai, ką išsinešiau aš. Tai žinot, Olandija yra kitas gyvenimas, jau kai baigiau universitetą prasideda darbai, kas irgi yra ne ką mažiau exciting, taip sakant, bet matyt labiau žiūriu į tai kaip į galimybę kažkam kitam gauti tai, ką galėjau pasimti aš. Tai norėčiau šią akademiją matyti ne tik per teniso prizmę, bet ir per tą galimybę puoselėti savo verslumo įgūdžius. Tai įsivaizduoji, kad kažkada gali dar prisidėti kažkuom? Galbūt taip. Ką mielai padaryčiau, tai yra susipažinčiau su žmogumi, kuris panašių patirčių ieško. Ir tada galbūt pasidalinčiau savo tomis išsineštomis žiniomis. Dabar su jaunai žmonėm nėra labai paprasta. Nėra, labai jau. Kokių tik nėra. Jauni žmonės yra aistringi. Jie tokie ištroškę tų žinių, patirčių. Bet ne tiek, juk dabar kaip tik aš sakyčiau, daug jaunų žmonių yra tokių, kurie kažkas neįvyko, nieks nenumirė, viskas čia normaliai. Ką turit omeny tiksliai? Pavyzdžiui, turėjau kažkokį susitikimą, nenuėjau. Ten turėjau kažką padaryti, nepadariau. Ar čia mes ne su tais pačiais jaunais žmonėmis? Ne su tais pačiais. Man atrodo, visokių žmonių yra ir visokių žmonių reikia. Ir tas jaunimas galbūt ta nenuspėjamumo dalis. Taip, jinai gali būti ekstremas, kad nenuėjau į kažkokį susitikimą, bet gali būti kitas ekstremas, kur, nežinau, dirbau nesustodamas ir dėjau visas pastangas, kad kažkas įvyktų arba kažkas pasisektų. Tai tie tokie ekstremai. Bet iš tiesų manau, kad jaunimėlis turi daug potencialo ir kad reikia daryti viską, kad būtų daugiau galimybių ir įtraukti tuos jaunus žmonės, nes toks atrodo mažas dalykas, kaip, tarkim, darbas, kažkoks darbas, jis labai įkvepia tave ateityje. Ir tu prisimeni, pasižiūri, oho, geras, kažkaip vienaip elgiausi, dabar elgiuosi kur kas kitaip. Tai toks labai įkvepiantis procesas. Svarbiausia nebijot rizikuoti. Taip, čia yra pagrindinė mano žinutė.
Taip, net ir Egliai reikėjo rizikuoti. Kiekvienas sprendimas yra rizika tam tikrą prasme. Tai taip, imtis ir kažką pabandyti yra geriau negu sudėjus rankas, bijoti ir drebėti kamputyje. O tu, Eglė, įsivaizduoji, kad galėtum dar kažkuom prisidėti prie akademijos veiklos, kai grįši? Faktas. Tikrai nemanau, kaip kad... trenerė? Galbūt taip, galbūt kaip trenerė, galbūt kaip kažkokie tais... kažkurio irgi srity padėti, ar tai marketingė, ar kažkokiam... Ar tai galbūt, jeigu nuspręsiu link sporto psichologijos eiti universitete studijų, irgi po to po kiek metų prisidėti prie šitos komandos. Idėjų yra daug ir manau tikrai kažkurie išsipildys ir su kažkuria sugrįšiu čia. O jūsų laikais irgi tai būdavo, ar ne? Kad šuniukai ateidavo ir... Būdavo mopse pas mus tokia Arūno amžinatelis šuniukas, tai visą laiką būdavo vaikščiodavo irgi aplinkui. Okei. Einam į pabaigą, kadangi vis tiek tokia kalėdinė laida, kalėdinis epizodas, tai palinkėjimas tiek jauniems žmonėms, kurie siekia savo karjerų tenise, tiek tiems, kurie žino, kad nebus tenise, bet ateina gerai praleisti laiką ir nuo kompų šiek tiek pabėgti. Ir aišku, palinkėjimas treneriams. Taip. Kolektyvui. Nuo tavęs, Eglė. Taip, visiems linkėjimai nuo manęs ir nuo Ugnės, taip pat linksmų švenčių visiems ir gero laiko kartu. Bet aš dar norėjau tokį pasakyti, kad mėgautis procesu būtų galbūt mano toks palinkėjimas, nes vis tiek sunku tai kasdienybėje pasimiršti ir fokusuotis ties detalėmis, bet man atrodo, tas mėgavimasis sportų, mėgavimasis gyvenimo žaidimu, toksai būtų palinkėjimas. Ir gerų 24 metų. Jūs čia labiau jaudinotės ar mėgavotės? Man tai ramu buvo. Aš tai įsivažiavau. Tai ačiū Jums. Ačiū. Dėkui labai. Dėkui.